Sveiki, draugai. Na ką, šiandieną naujas video, esam Trakuose ir turiu du gerai žinomus kolegas, kurie nusipelnė, kaip sakoma, avižadrebio žvejybose. Laurinas 2 metus iš eilės 2 vietą, taip, Laurinai. Ir Vladimiras, jau net turbūt jo ir žvejybos ABC avižadrebio matėt ir panašiai, tai mokins mane, kaip reikia taisyklingai žvejoti. O kas dar įdomiau, turime gal 15 skirtingų kotų, tai šiandieną prasitestuosim ir visus kotus ir duosim apžvalgas. O, Laurinas ant žodžių jau ešerį turi, žiūrėkit. Kol tik introj darau, tai žodžiu, bus, manau, smagu. Taipogi pašnekėjom su Laurinu, kad greičiausiai ir šiek tiek pasakys apie pravedimus, nes tikrai nėra kas darės apie pravedimus ir labai daug gaunu pastoviai klausimų, kokius pravedimus daryti, kaip daryti. Tai Laurinas sakė, kiek išeis, tiek padarys. Na, žodžiu, esmė tokia, reikia suktis nuo saulės, nes nematysit manęs. Bandom žvejot, žiūrėsim, kaip seksis, testuojame kotus ir žiūrėkit, kaip mums seksis. Iki. Na ką, judam bandyt pas mane rankose matagis. Kuris čia dabar matagis, Laurinai? 66? 66 matagis. Šiandien turim 4 matagius, 3 azūras, 2 svanus. Nu, žodžiu, esmė tokia, turim topinių kotelių kolekciją. Eksistas Laurino, mano vankvišas, kad būtų įdomiau pas Lauriną, airyti pas Vladimirą. Ir žiūrim, kaip mums seksis. Valas 0,1 dabon, 0,3 avižėlė ir vabaitas perlamutras. Tokia kombinacija dabar. Tarp kitko, Vladimiras jau pagavo 2 lydekaitės. Šiandien ir vieną turbūt karosą turėjo. Neaišku ką, bet sakė, kaip smeigia, tai baisiai. Jie kartu ten liko, o aš bėgu kitur. Čia tų vietyčių pilna. Norisi išmėginti, nelabai čia būta, tai norisi visas vietas išsimėginti, kaip mums seksis. Čia va lapukų tokių, pavėsiukas. Pabandysim per dugną. Laurinas dar vieną ešerį turi, aš irgi. Opa, pirmas atsidariau.
Bet jis irgi gan minkštas. Kaži, ar ne už svaną minkštesnis? Geras. Nu, paleidžiam atgal mažylę. A ne? Bandėm pirmai palei dugną, Laurynas irgi pagavo, mačiau. O, šerys čia prie pat matau. Maišiukė. Kažkokiam. Laurynas dabar vestą žvejoja. Vladimiras irgi su matagiu žvejoja. Turiu. Ešeriukas. Toks su pauzytė visai buvo gerai. Čia pas mane žulyčių daug. Šaunuolinė į kišenę. Turiu dar vienas. Opa. Težys. Težys. Va, Laurynas, priejau netoli jo, linguojam. Kaip tau ta vesta, Laurynai? Gerai viskas, ne? Nuo 0,2. Kaip už tokią kainą, ne? 100 eurų kaina grubiai kažkur tai. Biškį gal metimą norės pasidaugiau. Ok. Ok, super, labai gerai. O aš ką, toliau eisiu irgi. Tos krūmins. A? Kitas matagį. Jo, jums dar vieną. O, man kitą matagį duoda. Bus biškį kitos, žinau. Gerai, liksiu. O čia svoris? 0,3. 0,3. Gerai. Eisiu su šitu. Ok. Šioks toks linelis. Pasėmiau kitą matagį. Kito žmogaus rinktą. Opa. Jo, jau kitoks. Atrodo tas pats numeris, bet... O, Vladimiras vėl lydeką pagavo, šiandien trečią. Ešerys. Ešerį pagavo. Čia suvesta? Su mukajum? A. Bet metasi va labai neblogai iš tiesų. Turiu. O, geresnis. Ar ne? Ai. O.
Bet labai jaučiasi žuvis, labai jautrus. Nebuvo, lydeka. Gerai, lydeka, aš taip ir galvojau, kad buvo, nebuvo, nebėra. To, einu pasimti naujos avižos kol kas. Nu va, pažiūrėkit, kiek kotukų. 4 ant žemės, 5, 6, dėžutėse 2, tai 6, 7 kotukas, 2 jau išbandėm mašinoje, tai 9, 10 kotukų, 11 pas Vladimirą, 13 liktų ir pas Lauryną 14, kaip jei gerai skaičiuoju plauk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, nes 2 mašinoje, 7, 8, 9, 10, 11, 13. 13, sumaišiau, 13 kotukų. 13 kotukų kol kas. Ir dar turim mašinoj Svaną 14. Laurynai dar turi kažkokių neatsineštų čia? Tai 15 iš viso kotelių. Tai vat, kokia mūsų šiandieną žvejyba. 15 kotelių. Nu ir aišku, Svaną ir aš turiu. Ir dar pas mane, bet ir pas Vladimirą yra nano geimai. Tai iš viso 17 kotelių turim atsivežę 3 su 2 automobiliais. Ryčių irgi nuo Stradiko, Eksistas, Airyti 1, Airyti kita pas Lauryną su Maksilu 2000, pas Vladimirą. Vladimirai, kokios pas jūs Airyti 2000? 2000 Preso ir Stradikas 1000 čia sakė ir pas mane 1000 Vankvišas SSS. Tai realiai nuo Daivo Shimano, nu žodžiu, atributika tai tokia tikrai nebloga galiu pasakyti. Ir kestrėlinę dar turim, va. Tai svarbiausia kas, o koteliai tai įvairūs, matagiai. Žodžiu, japonų turim, makai, tada turim ukrainietiškų, žodžiu, Azurės 3, Olivija, Vesta, X-Nano Geimas, turim ranko darbo 6 dalį, turim Ovidijaus kotą 7 dalį, žodžiu, čia, nu, pasakot ir pasakot, Black Swanas geriausias, X-Geimas, žodžiu, visa, sakau, pilna amunicija, tai bet kam įdomu, ką šiandieną naudojam, o realiai iš avižėlių tai naudojam pagrindas 0,3, 0,2, kol kas nebuvo, niekas nedaugiau 0,3 nesidėjo, bet vat vėjas pradėjo šiek tiek kilti ir po to žiūrėsim, kaip mums toliau seksis. Šitas neblogas, meta normaliai. Olivija. Už Mifiną geriau. Pavadinimai geri. 60 eurų. Gali biškį dabar nebetraukti, kad tipo ir aš pagaunu. Tai mes galim užmesti ir pastovėti. Nu. Jūs pastovėkit, aš imituojam pravedimą. Šiaip tai įdomiausia, kad aš pati nuo jo viską ir nurenku. Jo. Va, žiūrėk. Ten pat veda, tik aš strižai. Nu, šitam trumpesnė dėl to. Čia, žinok, čia blankas tas pats, viskas tas pats, tik pas jį yra pinimas. Aš galvoju, šitas labiau, žinau, kokia su 1 gramu čia buraška. Nuo pusės gramų ir virš. Jo. Dar pusę gali bandyti, bet 0,3 jisai nedirba. Nors jisai gal ir atlaikyti. Aš manau 2 gramus atlaikytų Mifinas. Mifinas? Jo. Oi, drąsiai. Taigi tas unikas srovėjai su 2 gramais kapoja. Aš irgi galvoju, kad bus labai blogai. Ne, viskas gerai, jautrumo nėra pasitik ir viskas. Nėra jautrumo. Anas labiau patiko. O va, matai, atvirkščiai. Man kaip tik šitas labiau. Šitas griežtesnis yra. Matai, man minkštesni tie. Ir jisai jautresnis šitas yra. Jo, šitas jautresnis, bet anas man
Man tas patinka, jis su žuvim geriau dirba. Ir meta smagiau. Panašu, kad lydeka. A ne lydeka, šerys. Pradžioje pasirodė. Biškį didesnis, jo. Kažkaip bangom užeina. Tylu, žiūrėk, kokiu 5 minutės ir vėl užeina. Jo. Migruoja turbūt. O. Ne, metas, super, viskas yra gerai. Tik nėra to jautrumo, ant šito va, tukšt iškart jauti, kad yra. O ant tos nėra tokio. Nėra to tokio bumtelėjimo. Sėda ir viskas. Dabar man nebekimba. Perėjo. Na ką, papietavom. Bandom toliau. Nu, bet man Vesta patinka, net nežinau, net sakau, kas smagiau, ar Svanas, ar Vesta. Bet kitą kartą aš manau, kad net nebūtinai gali būti gera gramatūra į tau į ranko, įkimba daiktas, tai jis bus gerai. Jo. Man Svanas dėl to nepatiko, kad šlubuoja su rytinė kokybė. Aš ir turiu. Mhm. Nepaėmiau, aš neturiu kitos rytės. Va tam ir bėda. Ai, tokią mintį turėjau, galvoju, gal kažką iš... Ar tu turi laisvų ryčių? Aš tave erzinu jau, žinai. Va, teleskopas. Nu, susidėk. Op. Su 0,2 Laurinai? Ne, 0,3. Ok. O jūs, Vladimirai? Ešeriundas. Jo, čia pažvėjoja, bet čia su plūdinėm. Jo. Opa, antras visai gražus. Opa, trepsiu įsidėjęs dabar. Tai žodžiu, po pertraukas grįžau į Vestą savo vankvišą 0,13 Daonas ir 0,13 Daon ir 0,3 avižėlė su trepsiku. Vladimiras vėl lydekaitę pagavo mažą. Tai va taip, va. Opa, ešeriukas.
O. Atsikabino. Vėl. O. Biškiai didesnis. Jaučiu, kad kai paleidžiu žemyn, nuo dugno geriau. O. Sakiau? Opa, ešeriukas. Nuo dugniuko kimba. O Vladimiras kitam gale, Laurynas čia, opa, turiu. Opa. Opa, dar vienas ešeriukas. A? Čia yra pats liauniausias. Davai. Aš galvoju dėl to, kad tai, jau jie ateina iki manęs, tai keičiamės. O čia iki kiek gramų? 0,6. Bet čia jau tikrai iki 0,6. Jau 0,4 jau jam tam. Ok. Gerą vietą tada aš jau nusirinkau savo pusę. Nu ir kaip? Bram, labai jautrus. Kad nerašo, tai žinau. Bet žiūrėk, kiek žvejų, ten prie manęs du sėdi. Trys. Bet 0,8 jau viskas, 0,5 jau uždėjau po to, 0,5 jau, ir net 0,5, žinau, gal net sakyčiau jau, nuo pat, jau ir 0,5 riba. Vėl, opa. Pydysą tai ir aš pagavau šiandien, manau, per viską. Nu ką, baigėm žvejybą, realiai apie 5-6, gal ir net 7 valandos sesiją, pagauta gal 200 ešeriukų, pratestuoti kotai, pagauta lydekaičių, mes su Laurynu po 1, Vladimiras 3. Ir žodžiu esmė tokia, kad tikrai gera žvejyba, kotelį ištestuoti, tai gal turbūt visiems pradedam, kas geriausią įspūdį paliko, aš nežinau, iš tų neturėtų kotų. Aš viską turiu. Azulės neturėjai. Nu, ko netikėjai pagal kainas. Tas neolivė, tas neblogas. Ir Vesta. Kaip jum? Vesta jo, bet jeigu taip, va, nu aš nežinau, jeigu lipta aukštyn ar pagal įspūdį, ar pagal pojūčius, ar pagal kainą, nu tai nežinau, sakau, ten vat, ta Vesta, jinai... Ko gero iš visų, va, ta prasme, nu nekalbu ten apie Mukajus, jau visą kitą, ne, ten... Bet biudžetą, kaip sakoma. Ten, jo, yra kosmosas, nu jeigu biudžetas, tai jo, Vesta bus vienareikšmiškai, jau neskaitant, aišku, to, ką pas save turiu. Vat jeigu kalbėt apie tai, va, ką aš naujo savo bandžiau. Nu ir tas, va, biudžetinis, jis, va, jeigu jam dadėjus jautrumo kažkokiu tai būdu, nes metai jisai puikiausiai ir tą rankeną keista. Nu, rankina keista, ne? Bet to olivė tikrai nebuvo labai bloga, ne? Vėlgi, savo kaina gera. Jo, nes jeigu keisi rankeną viską, nu, tai ten kils ir savikaina. Vos brangesnė, vos. Ja. Manau, tikrai geras. Nu, tai jo, nes ir ko gero bus geresnis pasirinkimas, jeigu, aišku, kažkas gaus nusipirkti. Septindalius irgi mėginom, tai vienareikšmiškai, kad putnas geresnis negu... Jo, ten diena ir naktis. Vienas svarbus.
Jo. Ir svoris, ir jautrumas apie metimą iš vis nešneku, vos ne dvigubai turbūt ten plus vėjuką turėjom, bet Jo. nėra ką lyginti visiškai. Jo, o ką dar, teleskopinį norėjom išmėginti, bet sulaužiau. Nu, teleskopą aš anksčiau testavęs, Jo, tai vat. jis irgi ten su niuansais, ten bent jau aš tai perdėčiau žiedelius, juos pačius pirmoje eilėje keiščiau. Kitas dalykas, jų reiktų daugiau ir išdėstymą keisti, tada gal būtų kažkas panašaus į kotelį, nes dabar toks, koks jis yra, tai Mėgėjai. labai, net nesiūlyčiau, aišku, vėl atsirėmėm į tai, kad pigų ir visą kitą gal žmonės pirktų, bet, jeigu nori žvejoti šituo būdu, tai, ne nuo tokių įrankių tikrai reikia pradėti. Jo, tai, bet kaip sakoma, čia buvo visiems tokia tema ir kelionės artėja pas visus ir panašiai, tai realiai ko reikia, kad į lagaminą tilptų, kaip sakoma. Čia į kišenę telpa, jo. Grįžtamba prie tovo septindalio, o kas liečia teleskopą, sakau, perdėčiau žiedus, keisti jų pozicijas reikia ir jų reikia daryti daugiau, nes jis dabar toks nedadarytas iš tikrųjų kažkoks. Tai tiek. O kas smagiausia? Smagiausia Mukajus man buvo. Mukajus, bet tas, vėl kalbu apie tai, ko aš nesu dar turėjęs, nes, vėlgi pas Lauryną tas pats matagis jis kitoks negu maniškis. Nors, pavyzdžiui, man jūsų matagis labiau patiko nei Lauryno. O Laurynas griežtesnis toks. Pavadinkim biškį maniškį pabrokavo. Plius vėl, Mukajai vėl buvo du, man tas kamštinė rankena labiau patiko. Aš tuos griežtesnius, kai mėgtų, tai man su juo ir metėsi smagiau. O man atvirkščiai, irgi, čia ir yra. Vėlgi ir negali, kad šitas yra ledas, imkit visi, negali. Ir realiai, kai daug kas klausia, koks geriausias kotas, nėra. Kažkam kažkas. Mukajus tos, matagis tos, pirmas vietas. Taip, čia vienareikšmiškai kalbus, aišku, ten jau ir biudžetai jų kiti, sakykime. Jo, kainuoja 400-500, jo, už kotą, jo. Bet užtat žinai, už ką moki. Faktas, tai čia net nėra ką šnekėti. X-Game'as, dabar... Iš biudžeto, X-Game'ai. Jo, jis ir tvarkingai padarytas, ir medžiagos kokybiškos, ir surinkimas, visi matom, kad yra klasiškas, ir tą patį hitą jau ko gero lenkia. Man hitas patiko, o X-Game'as man per griežtas asmeniškai. Nežinau. Aš vėlgi, kai mėgstu tuos griežtesnius. Tai sakau, kiek žmonių, tiek ir nuomonių. Gal dėl to, kad pavadinkim jau senesnis modelis, gal dėl to jis, sakykime, kad surinkimo kokybė ar medžiaga, bet, šiaip verti dėmesio ir vienas ir kitas, bet aišku, hitą ten dabar jau turbūt irgi nėra labai realu nupirkti kažkur tai. Yra, jau viskas jau yra puslapį, 250 €. Senai domėjausi, kadangi turiu, tai nelabai dabar ieškaisi kažko tai naujo įdomesnio. Vėlgi tą X-Game'ą iki 2 gramų būtų visai nieko prasitestuoti. Jo, ir ką dar Svano netestavom, nes turim mes abudu su... Turim ir jau senai turim, aš bent jau virš metų jį senai. Man jis asmeniškai labai patinka Svanas. Patinka, bet aš jį dabar jau vėl pasilikęs mažiems svoriam, baltai žuvytei. Jis iki 0,5, kad rašo iki gramo, tai... Ne, jau, Gramo nepatinka. Ir pavyzdžiui, šiandieną testavau, specialiai bandžiau... Nebent ten su juo, jeigu tampyt po dugno tą gramą užsimetus, tai jo, bet, neišeis jau normaliai, ta prasme, žvejo su juo. Ne, nebedirba su 0,8. Tai kad vėl užrašai dabar Laurino paklausk Mukajai iki kiek užmetimų. 2,5. Tai ne, viskas neveža jau kotas, ne? O tu pasižiūrėk, ką jisai gali ir kaip jisai dirba tas kotas. 1 gramų kotą, kuris irgi veža. Nuo 0,3 gali dirbti. Ten matei, kai rašo irgi Facebook'ose komentarus. Iki 1,5 griežtai ir nedaugiau. Jo, nuo kiekvieno koto. Čia faktas turbūt tas visiems, ta pati pradžia, tai realiai 1,5 visi sako, nes žiūri iki 100 € kotus. Tai čia ne apie tos top klasės, reiškia, klausia. Retas, kas, realiai pagrindė ir man, kas, tarkim, rašo dėl ten tų silikonų ar kas, tai pirmas klausimas iki 130 €, ką gali nusipirkti. Iš kotų, ta prasme? Apskritai, visas komplektas. Visas komplektas? Jo, pagrindė.
130, tai sakau, nežinau, dar dasidėk į... Bliubirdas. Tai sakau, Bluebirdas ir Bluebirdas, bet- Iron Wolfas. Bet jo, vad aš norėjau sakyti, kad ir rytelė tam kažkas tai bus nestebuk. Nu, va, tokį pinigą. jo. Bluebirdas 150 eurų, manau, startuoti, nu, gal Nu, ne, bet tai tikrai. vėlgi, nu, pasižiūrėkim, supranti, valo vis tiek reikia normalaus, kaip bebūtų. Realiai be 200 visie negali startuoti. Kažkokiu Nu, grubiai, tai, šnekant, kad starto ir Jeigu avižo- naudota, tai startuos. Jeigu naudota, jo, bet jeigu naujai- Kažkokio startinio reikia, nu tai... Nes Avižų reikia. avižų reikia, masalų reikia, valo reikia, valas 28 eurai. Nu taip, nu, nes nu, normalus, nu. Ir grubiai, va, tai taip šnekant, nu visiems nusipirkęs. Žmonės mono nori pasibandyti, ką aš darau, žiūrėjau. Tai čia, žinai. Jo, nu čia kaip kam kaip patinka, va, mono, Laurinas sako ir panašiai, bet esmė tokia. Žvejojau ir aš kažkada su mono, bet vis tiek grįžau prie šitų va visų ir... Vat įdomesnės jų yra nuomonės nei mano, nes jie, kaip sakoma, labiau patyrė žvėjai, bet vat kaip ir sako, aš dar kol kas naujas, bet man patinka Svanas ir patinka, vat, kas biški liauniau, vat, kad ir Mukajus Laurino tas šiek tiek liaunesnis, jiem abiem aštresni labiau patinka. Tai čia turbūt bendras kompromiso kažkokio nerasi. Ne. Jo, bet va kaip, nu, įsibėgėjus, tai matai, kad ir kaip tau pastikta tie aštresni, nu, va, kad ir pas mane paimk, va, matagi tą 56 arba tą patį Svaną, nu, jie nėra griežti, nei vienas, nei kitas. Matagi irgi šiaip patiko labai. Baltai žuvį reikia minkštesnio kotos. Jo, baltai žuvį, kaip Laurinas sako, minkštesnio, o ešeriui, kad prakirst Ne, lupelę. neprakirsti, aš mėgstu aštresnį pravedimą. Jis matyt gal labiau užpyksta ant aštresnio pravedimo. Supratau. Ir vat sako, nu kam tau va čia 10 ar 8 kotai, nu, tai va matom, kad reikia, nu va šiandien pamatėm, va, ne? 15 kotų turėjom šiandien. Nu, tai. 15 kotų, 3. Tai vat ir matom, nu, kad reikia jų turėti. Tai aišku, va čia nusipirkau, aš čia neminėsim pavadinimų. Ir man labai gerai, ir aš pagaunu, tai ir su šluotkočiu pagausi. Nu. Aš kažkada man Lasdinos. Aš o tą kažkada pačiam atrašiau, kad sako, o tai sako, kodėl jis blogai? Sako, žiūrėk, tu gi prie lasdino šakos gali prisirišti, tu gali pagauti. Bet ar yra malonumas? Tai Tai tas va ir tai yra, esmė, kad Na irgi žmonės kiti supranta, ai aš jau gal 5 kartus per sezoną pažvejosiu, ką man brangaus reikia. Nu, brangumą mes šitoje vietoje netaip suprantam, mes suprantam brangumą į žuklės komfortą, nesvarbu, kiek kartų tu žvejosi, ką tu žvejosi. malonumas, faktas. Kalbos nėra. Nes kur tu ten tą raudelę ir Patelės ešeriuką, atidirba su žuvim, kai tu įkabinė nu, didelę žuvį, kur kai tu tu tą atidirba. ešeriuką su šluotkočiu, žinai, trauksi, nu, o kur normalus kotas ir reikia ir visi kiti reikalai. Tai žodžio apibendrinant, galim pasakyti, kad turbūt, kaip ir visi supranta, kuo geresnis kotas, tuo jis brangesnis ir tuo maloniau žvejoti ir viskas. Bet vieno universalo nėra. Jo, universalo vieno Tas nėra. Yra, kad jo, va, ir ar baltai žuvį, ar jeigu imt ten svorių intervalus, ne, nu, su vienu niekaip neišsisuki, va. Patsgi matei šiandien kiek va, visokių ir skirtingi svoriai, ir valų storiai, ir visa kita, nu viskas. Nu, vat, reali situacija Mukajų, tada žiūrėkit, nieko negaudžiau, pasiėmiau Mukajų, jo turbūt visiškai kitas linkis yra, viskas darbas. Ir vieną po kitos pradėjo kibti ešeriai. Visai kitaip. Jo, su tas juo. pats svoris buvo, tai Kažko, va, tai reikėjo, supranti, ar tam ešeriukui. Minkštesnio reikėjo padaryti. Ir viskas, nu, va, reikėjo, va, būtent taip. Nu, kitą kartą gal reikės taigiau padaužyti, nu, tai pasimsi, supranti, ten, va, aštresnį kažko, nu, tą pačią azūrą, ar dar X gėjimus, jo, aš ir turiu tą X pirmuką, tai 1 gramą aštrukas. O šiaip, Dar aštresnį nelikė. nu jo, Ten jau iškisto aštrus. aš tikiu. Ir korto, dar ten kažkas. Ir korto, ir prototipas šitas, savo garsė prototipą turi. Ir tetra iki gramų. Tetra irgi ten jau piktas pagaliukas. Piktas. Ir metikas geras, metro pemina, ne? Metikas šitą abu garsą geriau met. Aš tai labai dar Supratau. gundžiausi, žinai, pasirodė čia, kur buvo. Kaip jie bramba. Ten ryjau. Jo. Va to dar neleičiau. Aš juos čiupinėjau ir vieną, ir kitą, žinai, bet, nu, tik tai parduotuviai, žinai, bet irgi piktas. Pikti jau. Nu, piktas irgi. O ten irgi rašo 1,5 gramo. Ar Piktas. Bet reikia pačiupinėti. Matai, tie pikti būna kartais labai įdomus. Aš 3 piktus turiu ir jie visi skirtingi. Skirtingi pikti. Nu, skirtingai, jie vis tiek elgesi skirtingai su masalo elgesi. Pavyzdžiui, abu garsė 0,2 metą gramo, ten vos ne tą patį kamukajus. O tetra tiek nemeta. Ten kitas, ką aš ten dar turiu. Korto irgi tiek nemeta.
Bet ir pravedimas jau ten kitas. Tai va, kad vėl kitas gamintojas, kita konstrukcija, ten gal ir medžiagos kažkokios kitokios ir viską, nu, ir kiti dalykai visai gaunasi. Bet iš aštrių tai korto man numeris 1. O tai ką, turbūt taip ir einam, jeigu biudžetas, tai kol kas eina turbūt kas. Bluebirdas, nu visiems jau startas visiems turėtų būti, nuo Bluebirdas. Bluebirdas startas. Kaip minimum. Bluebirdas, jo, startas Bluebirdas. Nors vėlgi aš gal labiau va, tą Vestą statyčiau, žinau. Ne, tai Jinai bus brangesnė. jinai biškai brangesnė ir jos nėra. Aš ją lyginčiau Tai va, kad sakau, jeigu kažkas tai va... Jo, Vestas su Nano Zerose, va dabar va rimtai, taip paėmus, buvo pagrindinė tema šitą Vestą išmėginti, nes jinai buvo toks įdomiausias reikalas, tai na, Vesta ar Nanose. Dabar jau ko gero Vesta, žinau, būtų. Aš irgi Vestą. Aš irgi Vestą, man patiko. Kažkada aš esę turėjau ir buvo vienas mano pirmųjų kotų. Tada dar labai gal turėjom iš ko rinktis iš tikrųjų, tai buvo labai fainas kotas. Nu, bet dabar va, kaip, nu, kai viskas tobulėja, nu, tai ir čia lygiai taip pat, nepasirodo į tą patį arba labai panašų biudžetą galima kažką ir geresnio padaryti. Tai va. Tiesa, irgi nu, neblogas kotas, bet jeigu rinktis iš šitų, tai dabar jau būtų Azūra. 3 metai kaip esą. Taip, taip. Dabar jau technologijos pasikeitė. Užtat va dabar jau ko gero jisai biškį parūkyt gautų. Tai ką, turbūt ir tiek šiai dienai. Ir tarp kitko, rašykit noriu Azūrą po komentaru. Tai dar sekančių video išrinksiu nugalėtoją ir padovanosiu Azūrą Oliviją iki 1,2 gramų. Tai viskas. Ačiū Jums ir iki. Na, atėjo metas ir konkursui. Tai žodžiu buvo tokia tema, kad reikėjo pakomentuoti ir tas komentaras, kuris daugiausiai sulauks patiktukų, laimės 1 dėžutę masalų. Na ką, iš tiesų net nesitikėjau, bet vienas komentaras gavo 83 laikus, o sekantis 79. Bet viskas tvarkoje. Tai ką, sveikinu, Vestas 9057, susisieks su manim ir sutarsime, kaip aš tau išsiųsiu 1 masalų dėžutę. Prizas bus superinis, jeigu labai norėsi, galėsiu atsiųsti net keletą visokių pavyzdžių, variantų, ką turiu ir pats išsirinksi, kokios nori būtent dėžutės. Tai ką, tada iki sekančio ir ką, laukit kito konkurso, kada bus paskelbtas Azūrė kotelio prizininkas. Iki!